Sveiki bičiuliai. Šiandien palyginsiu du vieno gamintojo automobilius. Tai klausimas būtų toks: Hyundai Tucsonas ar Hyundai Santa Fe? Kokia būtų mano nuomonė? Tai kalbėsiu dabar apie automobilius nuo 2015 metų ir į viršų. Tai manau būtų protingiausia palyginti, nes senesni tie Hyundai tai iš tikrųjų mano klientą nebelabai ir domina. Tai kad klientams būtų įdomu, palyginsim nuo 2015 metų. Tai techniškai, jeigu taip kalbant, sakykime, jeigu rinktis ar tai Tucsoną, ar tai Santa Fe, jeigu benzininį variklį, tai aš bent jau pirkčiau 2,5 litražą. Jeigu dizelinį variklį, tai kaip pavyzdys Tucsonas tais metais turėjo 1,6, 1,7 ir 2 litrus dizelinį variklį, tai aš sakyčiau, reiktų rinktis 2 litrų. Nu, iš bėdos dar 1,7 litro. Dabar, jeigu dizelinį imti Santa Fe, tai sakyčiau 2,2 litro reiktų žiūrėtis. Tai būtų pats geriausias sprendimas. Dabar, tarkim, palyginkim šitų dviejų automobilių surinkimo kokybę. Tai kas be ko, Tucsono surinkimo kokybė bus prastesnė, daugiau bus plastmasinių detalių salone. Tuo tarpu Hyundai Santa Fe yra surinktas tikrai kokybiškiau, nes tai yra paprasčiausiai aukštesnės klasės automobilis. Tai vėlgi, ar tikslinga juos lyginti abudu? Manau, taip, nes abudu yra SUV tipo automobiliai. Dabar sakykime važiavimo aspektas, ne? Hyundai, sakyčiau, Tucsonas turi kiek prastesnę garso izoliaciją, todėl važiuojant tolimesnius atstumus, kaip sakant, gali kiek įkyrėti garso kokybę. Tačiau Hyundai Santa Fe automobilis, jisai važiuoja tyliau, maloniau, minkščiau ir iš tikrųjų, jeigu man reiktų rinktis ar tai Tucsoną naujesnių metų, pavyzdžiui, ar geriau kokių ten, pavyzdžiui, nežinau, sakykime, 22 metų Tucsoną, ar ten, pavyzdžiui, kokių 18 metų Santa Fe. Tai aš rinkčiaus, bičiuliai, būtent Santa Fe nuo 18 metų. Ne visada esmė yra, bičiuliai, metuose, kad naujesnis tai bus geresnis. Tai todėl aš sakau, reikia žiūrėti modelį. Dabar ką čia dar galim palyginti? Dėžės, sakykime. Dėžės tai 6 bėgių mechanai arba 6-8 bėgių automatai. Tai vėlgi, geriausias sprendimas būtų su 8 pavarų automatinė dėžė. Todėl, kad tas automobilis bus tada ekonomiškesnis ir važiavimas tikrai bus malonesnis su ta dėžė. Nu, daugiau, bičiuliai, tai kaip visus automobilius reikia tikrinti, žiūrėti, kad viskas būtų tvarkoj, kad nebūtų kažkokių tai užslėptų bėdų, kad nebūtų kažkokių tai rimtų bėdų, kurios jums kainuos didelius pinigus. Ir viskas. Tokius automobilius perkant, tiek Santa Fe, tiek Tucsoną, aš jeigu pirkčiau, žiūrėčiau taip maždaug su apie 100 000 km rida. Kodėl? Todėl, kad nusipirkus būtent su 2 litro arba 2,2 litro vieną ar kitą tą modelį, tai paprasčiausiai su 100 000 rida nusipirkus, sakykime, dar taip maždaug 100 000 važiuosite realiai nesukdami galvos. Tai va, bičiuliai, tokie būtų reikaliukai. Dar kartą pasikartosiu, jeigu klausite ar Santa Fe ar Tucsonas, tai be abejo būtų Santa Fe. Bet vėlgi, aišku, vienas dalykas dar yra didelis aspektas, sakykime, perkant šitos du modelius. Tucsonas bus žymiai pigesnis negu Santa Fe. Vėlgi, už kokybę reikia susimokėti. Kaip sakiau, Santa Fe yra tikrai kokybiškesnis daiktas. Tucsonas toks labiau yra, pastebėjau, šitas naujesnis modelis, sakykime, labiau pamėgtas tarp moterų. Vyrai vis dėlto už Santa Fe. Neužmiršk pasidalinti šitą video, paspausti laiką, palikti komentarą, ką tu manai apie šitos du automobilius, bei žinoma paspausti follow, nes pagal statistiką labai daug dar kas nepaspaudė, o video mano žiūrite. Tai kad, kaip sakant, nepraleistumėt nei vieno video, paspauskite follow ir visą laiką, kai įkelsiu, jums išmes panosį. Gražių jums joninių ir rytoj grįžtam į darbus. Iki.